Labą dieną, nusprendusiem pasižiūrėti šitą įrašą apie poreikius. Aš esu Ingrida Augutė, kognityvinės ir elgesio terapijos specialistė, intuityvaus valgymo konsultantė. Ir šiuo įrašu noriu papasakoti apie poreikius. Aš galvoju, kad tai yra be galo svarbi tema, ypač valgymo sunkumų kontekste, kūno sunkumų. Bet iš tikro, kad ir bet kokį mes paimtume sunkumą, ar tai bus psichologinis kažkoks sunkumas, ar tai fizinis, ar dar kažkas, mes matyt neišvengiamai turėsim prieiti prie kalbų apie poreikių patenkinimą. Nes valgymo sunkumas ir ypač dirbantis su įvairiais valgymo sutrikimais, matau, kad labai dažnai ir pati liga slepia kažkokį poreikį. Ir kartais dėja disfunkciniu būdu ir atliepia tos poreikius. Ir ne veltui mes ir su žmonėm žiūrim, kokios antrinės naudos turi liga, nes taip irgi labai dažnai nutinka. Ir šitam įraše aš noriu, tai pasikoncentruoti į apskritai, kokie gali būti poreikiai ir pasiūlysiu tokį vieną iš variantų, kuris man asmeniškai yra priimtiniausias, nesmurtinės komunikacijos gaires perteiksiu, kaip būtų galima, keliauti link savo poreikių patenkinimo. Informacija bus glausta, tai tikrai nebus kažkoks paskaitos tipo, ar seminaro ilgumo, ar kursų ir taip toliau. Kam norisi daugiau, plačiau, giliau, išsamiau, tai aš kviečiu sudalyvauti intuityvaus valgymo psichoterapiniam kurse. Nežinau, kada jūs žiūrit šitą įrašą, bet gali būti, kad jeigu, tarkim, kai aš įdedu šitą įrašą, tai už keletos savaičių, už 3 savaičių startuos nauja grupė. Bet jeigu žiūrit įrašą vėliau, tiesiog mano svetainėje taikasumaistu.lt galit pasižiūrėti prie kursų, kada planuojama artimiausia data. Paprastai aš organizuoju maždaug 2-3 kartus per metus, tai kviečiu pasidomėti, jeigu norisi tokio platesnio, daugiau žinių apie poreikių patenkinimą, jūsų atveju konkrečiau būtų jau galima asmeninėse konsultacijose. Tai dabar, kalbant apie poreikius, visada, kaip sakiau, valgymo sunkumai ar kūno tam tikri sunkumai, iššūkiai, jie visą laiką yra apie mūsų nepatenkintus poreikius. Ir galim irgi savo priimti tai, kad bet kokie mūsų veiksmai, ar tai būtų su valgymu susiję, ar tai būtų su kūnu, ar tai būtų visai iš kitų sričių, tai yra su tam tikrų poreikių nepatenkinimu. Ir bet koks mūsų, ar ne, veiksmas, bet koks mūsų neveikimas irgi, tai yra visgi apie kažkokius poreikius. Ir kai mes jaučiamės patenkinę savo poreikius, tai labai dažnai žmogus jaučiasi, kaip taip įvardijam, gerai jaučiamės. O tai reiškia, kad yra malonios emocijos, su kuriuom mums dažnu atveju net nėra labai sunku susitvarkyti. Jaučiamės ramus, jaučiam dėkingumą, pasitenkinimą, tokį pilnatvę galim jausti, ar ne? O kai mūsų poreikiai yra nepatenkinti, tai mes dažniausiai esam nesaugus, esam susierzinę, gali būti sumišimo jausmų, liūdesio, kai kurie žmonės bejėgiai jaučiasi. Žodžiu, jeigu mes žiūrėtume į tokių malonių emocijų spektrą ir nemalonių emocijų, tai turbūt bet kokią emociją gali jausti žmogus patenkinęs poreikius ar ne, arba nepatenkinęs tam tikrus nemalonius jausmus. O jeigu mes jaučiam labai intensyvius jausmus, su kuriais mūsų psichika negeba susitvarkyti, neturi gal įrankių ar yra tam tikrų kitų priežasčių, nes priežastys visada yra, tai mes griebiamės kažkokio elgesio ir dažniausiai prie nemalonių emocijų tai būna disfunkcinis elgesys. Arba valgom maistą, nors iš tikrųjų to nenorim. Gali kilti arba emocinis valgymas, arba persivalgymas. Gali būti, kad mes prisipirksim daiktų, kurių mums nereikia, ne? Gali būti, kad mes vartosim alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas. Gal užstriksim telefoną naršydami, ar ten be saiko žiūrėsim serialus ir taip toliau.
Ir čia mūsų psichika nori tokiu būdu apsisaugoti, nes jai yra be galo sunku susitvarkyti su tuo iššūkiu, kuris kilo, tai kažko griebėsi, kad padėti išbūti su tais jausmais. Ir galim pamatyti ryšį, ar ne, kad kuo daugiau žmogus nepatenkina savo poreikio kažkokio, jų gali būti įvairių, aš apie tai papasakosiu, tuo daugiau kyla nemalonių emocijų ir tuo natūralu gali vesti disfunkcinį elgesį, kurio mes nenorim. Tai jeigu mes patenkinam savo poreikius, to pasiekoja automatiškai ir mūsų jausmai yra kur kas malonesni, dėl to ir to disfunkcinio elgesio arba nėra, arba jo yra visiškai minimaliai. Tikriausiai yra minimaliai, nes šiaip tai mes praktiškai visi žmonės kartais pasielgiam neišmintingai, netobulai. Ir man atrodo, kad visai prasminga yra leisti savo tą daryti ir man atrodo, tai yra įskaičiuota tie mūsų netobuli visokie elgesiai į netobulų žmonių gyvenimą. Ir dabar kalbant apie tokius konkrečius žingsnius, apie poreikių patenkinimą, tai matyt pačiu pirmu žingsniu svarbiausia yra įsisąmoninti savo poreikius. Kai aš darau kažkokį dalyką ir manęs netenkina tai, ką aš darau, arba kai aš kaip tik kažko nedarau, ar ne, ir dėl to paskui ima savigrauža, kad galėjau ten perskaityti knygą, galėjau pasiruošti mokslam, galėjau pasidaryti darbus, galėjau nueiti pasportuoti ar dar kažką. Ar ne? Ir po visais šitais dalykais, kaip minėjau, slepiasi vis tiek kažkokie poreikiai mūsų, jeigu nenuėjom pasportuoti, jeigu nepasigaminome maisto, jeigu suvalgiam vietoj pietų ten 3 bandelės, pavyzdžiui, ne, vis tiek matyt kažkoks poreikis buvo, kas vedė prie šito elgesio. Ir mums yra svarbu mokytis įsisąmoninti, ar ne, tarsi, įsivaizduokim, kad mes pradedam į savo gyvenimą, į savo veiksmus žiūrėti per tokią tarsi poreikių prizmę, ne? Aha, o Ingrida, koks nenuėjai mankštintis, nors kaip ir susiplanavai šiandien, tau objektyvių priežasčių, dėl ko atidėti mankštą nebuvo, bet matytų kitus tada poreikius kažkokius tenkinai. Gal aš turėjau poreikį pailsėti, ar ne? Gal aš turėjau poreikį su kažkuo pabūti santykė, ne? Gal susitikti su drauge kokia, gal man buvo kažkoks poreikis, ar ne? Tai labai svarbu mokytis plėsti apskritai visą poreikių žodyną. Ir aš dabar planuoju pasidalinti tokiais pagrindiniais poreikiais, kokie jie gali būti. Ir aš pasiremsiu Saufer informaciją ir aš šituos poreikius ir šitą skirstimą jis toks ganėtinai detalus, sakyčiau, ypač kiek man yra tekę kitoje literatūroje sutikti. Tai žodžiu, paėmiau iš tos Saufer knygos Say What You Mean, A Mindful Approach to Non-Violent Communication. Ir ten yra knyga apie nesmurtinę komunikaciją tokiam dėmesingo įsisąmonimo šiek tiek kontekste. Ir man pasirodė, kad visai gerai kartais žmonėms žinoti tokius, detalesnius poreikius, taip galim plėsti tą savo žodyną. Tai žodžiu, ir sakyčiau, skirstyčiau į tuos poreikius į fiziologinius ir tokius emocinius poreikius. Ne? Tai fiziologiniai, fiziniai poreikiai - oras, maistas, vanduo, sveikata, gydymas, vaistai visokie, ar ne, arba koks yra prieinamas gydymas toje aplinkoje, toje erdvėje. Fizinio saugumo poreikis mums labai svarbus - poilsio, miego, judėjimo ir taip toliau. Tai šitie tokie poreikiai ir tarp kitko su valgymo sunkumais dirbant, mes įprastai nesigilinam pernelyg į emocinius poreikius, kol nėra išspręsti fiziniai poreikiai. Nes kad ir kiek mes dirbsim su emociniais poreikiais, mūsų, kaip aš sakau, biologija nulauš ir jeigu žmogus nepakankamai valgo, jeigu žmogus per retai valgo, jeigu žmogus praleidžia valgymus ir taip toliau, tai mes galim nedirbę su savo emocijom, vis tiek paims viršų mūsų išlikimo poreikiai ir taip yra teisingai sudėliojus gamta, kad smegenys bet kokiu būdu užtikrintų, kad poreikiai būtų patenkinti. Pavyzdžiui, jeigu maisto žmogus gauna nepakankamai, tai tada lėtina vidaus organų darbą. Širdies darbas, smegenų atjunginėja emocijas, taip liaudiškai sakau, atjunginėja, ne? Bet iš tikrųjų taip ir nutinka, ilgainiui ir žinoma virškinimo sistema lėtina dažniausiai visų pirmiausia, ne?
Tai žodžiu, gamta turi kuo puikiausiai visus mechanizmus, kaip save apsaugoti. Tada kitas mūsų labai svarbus poreikis yra autonomijos. Tai reiškia, kad gebėjimas pasirinkti dalykus kažkokius, ar ne tokia laisvė rinktis, ar ne tokio lengvumo, kad mes turėtume gyvenime nepriklausomybės pojūčio, kad aš pati galiu reguliuoti savo gyvenimą ir man nėra būtina, kad kažkas man sakytų, kaip ką daryti, ypač jeigu aš esu suaugęs ir esu žmogus gebantis savim pasirūpinti, ar ne, nesergantis ir taip toliau. Galios suvokimo tokio erdvės, turėjimo savo ribas, tokią savo erdvę, tai irgi yra labai svarbus poreikis. Dar vienas iš mūsų svarbių tokių poreikių kategorijos tai yra emocinės šilumos poreikis. Tai reiškia, kad mums yra svarbu gauti dėmesio, būti kompanijoje, priklausyti kažkokiai grupiai žmonių, kur mes dalinamės. Aišku, čia jau labai su bendrystės jausmu irgi siejasi, bet tokia harmonija, vėlgi intimumo poreikis, tai ne seksualiniai dalykai, bet intimumas tai yra kalbėti apie tokius gilesnius dalykus, susijungti su žmogum, ar vėlgi gali būti ir per kūną, ar neprisilietimai ir taip toliau. Meilės poreikis, ar ne, įeitų po emocinę šilumą, seksualinė raiška, taip pat labai svarbus ir suaugusių žmogaus ir paauglių poreikis. Palaikymo, švelnumo, prisilietimų poreikis ir emocinė šiluma, tai ypatingai aš stebiu su valgymo sutrikimais dirbdama, kad žmonės būna labai išalkę šito poreikio ir dažnu atveju vaikystėje tikrai tėvai ne kažkaip specialiai ar suaugę žmonės, kurie augino, bet jie dėl irgi savo tam tikrų matyti ypatumo nelabai galėjo atliepti poreikį. Bet emocinės šilumos poreikis tikrai būna labai, labai stipriam deficite, ypač su valgymo sunkumais. Tada bendrystės poreikis, tokia kaip kategorija svarbi, ar ne, mums svarbu priklausyti, svarbu su kažkuo švęsti šventes, nebendradarbiauti, ar ten būti įsitraukusi kažkokius projektus, darbus, bendruomenės, ne, ten save išreikšti, nedalintis kažkokiais dalykais. Ir mums taip pat labai svarbu jausti lygybę su kitais žmonėm, ar ne. Ir bendrystės poreikis tikrai absoliučiai daugumai žmonių yra labai svarbus. Aišku, priklauso labai dar ir nuo asmenybinių ypatumų. Vienam tos bendrystės reikia daugiau, kitam mažiau. Ir čia labai svarbu, tai ką mes girdim, matyti, kad šituos poreikius, tai ką aš išvardinsiu, mes turim daugumą, tai gali būti, kad mums skirtingai viso to reikia. Gali būti, kad mes savo aplinkoje augdami negavom, dėl to pradedam, mums yra stygius šito poreikio. Ir kartais tarp kitko nutinka tokių dalykų, kai žmogus pradeda perdėtai, tarsi hiperkompensuoti ir gauti to poreikio, ar ne? Tai čia vėlgi labai svarbu tada jau psichoterapijoje tos poreikius mokytis patenkinti tokiu pačiu geriausiu, bet tuo pačiu sveiku, o ne disfunkciniu būdu. Kaip pavyzdys, ar ne, jeigu žmogus labai stipriai buvo nepatenkinę savo, negavo emocinės šilumos vaikystėje, tai suaugęs tas žmogus gali tiesiog perdėtai iš kitų reikalauti arba kokio bendrystės poreikio neturėjo ten, pavyzdžiui, dėl kažkokių priežasčių. Ar ne, vaikas buvo labai daug vienas, tekdavo žaisti ten vienam, būti vienam ir panašiai. Dėl to tam žmogui gali be galo reikėti bendrystės poreikio ir bet kokiu būdu bando įsitraukti visur, kad jį priimtų, kad jis ten visur dalyvautų, ko pasiekoja tai irgi tokio truputį persisotinimo, ar ne? Tai žodžiu, šituos dalykus labai verta žiūrėti asmeniškai, kad visgi poreikis būtų tenkinamas ir jį galima papildyti to, ko mes negavom, psichoterapijoje ar kitais kažkokiais būdais, ar ne? Bet svarbu, kad tai netaptų disfunkciniu poreikiu patenkinimu. Tada mums yra svarbus poreikis bendro suvokimo. Tokia kategorija, tai kad mes įsisąmonintume, kad tokio aiškumo turėtume apie dalykus, ar ne, mes atrastume, mokytumėmės kažką, apskritai suprastume gyvenimo prasme. Tarp kitko dar tokia kaip atskira kategorija yra išskiriama kaip prasmės pojūtis ir po ją įeina visokie iššūkiai, kryptis, tikslai, vertybės, kažkokios tyrinėjimas, efektyvumas ir visi kiti dalykai.
Ir tai daugeliu žmonių yra labai svarbu. Ir kuo daugiau žmogus turi ryšį su savo savastim, su savo vidum, su savo ta tokia kertinė šerdim, ar ne, galim taip įvardinti, tuo daugiau žmogus ieško tos prasmės, bando suvokti tą savo prasmę ir taip toliau. Tada dar viena labai svarbi grupė yra saugumo poreikių, tai žmogui yra, absoliučiai daugumai žmonių, gal drįsčiau sakyti visiems, yra svarbu, tik vėlgi labai skiriasi nuo žmogaus, kad būtų nuoseklūs procesai kažkokie, nuoseklumas svarbus, ar ne, stabilumas, tvarka, kažkokia struktūra, ir tai duoda tiek fizinio saugumo, tiek emocinio saugumo, pasitikėjimo. Tik tai šitoj vietoje svarbu vėlgi yra žmonių, bet ypač valgymo sunkumų kontekste, žmonės turintys labai daug tokių obsesyvių bruožų. Tai yra, kad viskas labai ten tvarkinga, valgymas labai tvarkingas, arba namuose tvarka perfekcionistiškai, arba viskas ten į lentynėlės, ane, gyvenime sudėliota, ta tokia metaforinė prasme. Tai jau gali būti ir disfunkcinis būdas tenkinti poreikius. Ir labai dažniausiai, kai taip yra, jeigu žmogus labai stipriai turi šitą asmenybinį ypatumą, o kartais ir sutrikimą obsesinės kompulsinės asmenybės, tai tokiu būdu žmogus bando patenkinti saugumo poreikį. Ir mums yra labai svarbu, kad bendrai žmogui didinti saugumą, jam yra svarbu mokytis didinti savo saugumą, tam, kad šitas poreikis nesireikštų disfunkciniu būdu, o ieškoti tokių sveikų būdų savo užtikrinti saugumą. Laisvalaikio poreikis mums svarbus, visokių nuotykių, visokių juokų, humoro, būti spontaniškiam, būti tokiem džiaugsmingiem, gaivališkiam, gauti malonumų, žaidimų gyvenime. Ir tai yra labai svarbus poreikis. Ir tarp kitko, su valgymo sutrikimais, ypač su nervinė anoreksija, aš stebiu, kad šitas poreikis būna stipriai labai užgniaužtas, žmonės būna tokie surobotėję, kaip aš sakau. Aišku, tai vyksta ir dažnu atveju dėl badavimo priežasčių, kur smegenys neįkvodamos energijos, nes jos mažai gauna iš maisto, atjungia emocijas, susilpina limbinę dalį, tas emocinės smegenis mūsų. Bet tie žmonės apskritai būna tokie rigidiški, tokie labai susitelkę į rimtą gyvenimą. Tai čia mes, ką psichoterapijoje darom, tai mokomės atliepti ir šitą poreikį, kuris yra užgniaužtas ir labai svarbus. Tada dar vienas poreikis yra svarbumo, tokio būti svarbiam poreikis. Mums yra svarbu, kad mus priimtų, atjaustų, kad mums žmonės būtų geri, kad būtų toks bendražmogiškumas, kad būtume matomi, girdimi, kai mūsų idėjos, mūsų nuomonė būtų svarbi, kad mes apskritai jaustume pasitikėjimą, kad ir mumis pasitikėtų, ir kad mes galėtume pasitikėti. Tai žodžiu, tas toksai pripažinimas, vėlgi tas pats bendradarbiavimas, tai yra labai labai svarbus mūsų poreikis. Ir vėlgi, kad labai svarbu, kad tai netaptų disfunkcija, nes, pavyzdžiui, narcistiški žmonės, kurie turi narcistinių ypatumų, jiem atrodo, kad jie jau čia turi be galo būti pripažinti, kad jie jau negali būti atstumti, jie jau gali menkiausioje tarsi situacijoje įžvelgti kažkokią nepagarbą ir ten norą pastatyti vietą tą žmogų, tai čia verta tyrinėti šitos dalykus, bet būti svarbiam ir tai yra mūsų labai svarbus poreikis. Tada dar vienas labai svarbus poreikis ir poreikių grupė, tai yra tokio savasties jausmo poreikis. Būti autentiški, būti kompetitingi, pasitikėti, būti kūrybingi ir tokie vientisi, ne kažkokie susiskaldę, bet tarsi jausti tą tokį vientisumą ir tokį savęs pažinimą, savęs realizavimą, savęs priėmimą, tokį atvirumą. Čia yra labai labai svarbus mūsų poreikiai. Ir aš pastebėjau žmonės, kurie eina tokiu savęs pažinimo keliu, dažniausiai turi gana stipriai išreikštą šitą savasties jausmą, bet yra žmonės, kurie
Jiem neįdomu, žodžiu, kas vyksta apie psichoterapiją ar kitus dalykus iš vis atsiliepia neigiamai ar dar kažkaip, tai tikriausiai, kad tokie žmonės turi šitą poreikį, bet dėl kažkokių priežasčių jie negali prieiti prie šito poreikio patenkinimo, bet šiaip šitą poreikį mes turim visi. Ir dar viena kategorija, tai yra toks transcendencijos poreikis vadinamas, tai yra, kad mes suvoktume ir savo pritaikytume, gal tai pavadinti grožio visokius dalykus, ar ne bendrystės, tokio tikėjimo, vilties, kad turėtume, įkvėpimo turėtume, tokio vidinės ramybės buvimo. Gal aš šitaip įvardinčiau tokiu populiariu žodžiu, tokio dvasingumo vidinio, ne? Tai nereiškia, kad tai yra religiniai kažkokie, bet tai gali įeiti religiniai, tokio tikėjimo ir taip toliau. Bent transcendencija tai tikrai gali būti visai ir yra visai atskiri dalykai nuo religijos. Tai kur kas plačiau, bet į transcendenciją įeina ir religija, gali būti tikėjimas visai be religijos, ne, kam nėra priimtina šita kryptis. Tai, žodžiu, apžvelgiau tokiais, bendrais, tokiais bruožais, kokie gali būti tam tikri poreikiai. Jeigu norėtumėte turėti sąrašą ir tokį aišku savo ir plėsti savo poreikių žodyną, tai galite man parašyti, jeigu žiūrite šitą įrašą, galite elektroniniu paštu parašyti ingrida@taika-su-maistu.lt ir aš galėsiu su jumis pasidalinti tiesiog visų sąrašų, kad turėtumėt vienoje vietoje. Ir kalbant toliau apie poreikius, ar ne, tai mums yra svarbu atpažinti poreikius, ar ne, ir kitų žingsnių yra prasminga persižiūrėti veiklas, kuriuose mes dalyvaujam, ne, ir santykius. Prie santykių vėliau truputį prieisiu, bet pasižiūrėkim savo veiklas, kur mūsų poreikiai nėra atliepiami. Ir galima čia labai iš įvairių pusių dirbti, galim susirašyti pačius pagrindinius poreikius, galime tam tikram gyvenimo etape susirašyti, mes intuityvaus valgymo kurse su tuo dirbame, iš įvairių kampų, gal tai pavadinkim. Ir pasižiūrėkim, kur mūsų poreikiai nėra atliepiami. Ir tarp kitko poreikiai mūsų kinta, kaip ir vertybės kinta, tai galim tikrai, aš net rekomenduočiau bent kartą į metus susižiūrėti, o iš tikrųjų reiktų netgi dažniau susižiūrėti, šitam gyvenimo etape, kokie yra mano pagrindiniai poreikiai. Aš negaliu patenkinti šiuo metu visų poreikių ir mums yra labai svarbu priimti, kad mes niekada negalėsim 100% patenkinti poreikių. Ir mums svarbu tą mokytis ramiai priimti kaip normalią gyvenimo dalį. Iš kitos pusės, jeigu tai yra be galo svarbus poreikiai, tai ne, kviečiu nepriimti, o labiau keisti, apie tai truputį vėliau. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduokime mamą, kuri ką tik susilaukė vaiko ir tuo pačiu jinai nori ir skaityti daug knygų, ir mokytis, ir labai prižiūrėti sodą, ir visokių dalykų. Tai greičiausiai tai bus neįmanoma visko patenkinti, bet išsiskirti, kas man svarbiausia, kad man ten per savaitę gal svarbu bent truputį patenkinti, ar ne, kad yra tam tikri vienokie poreikiai, kur vaiko pradžioje yra, jis be galo daug pasiima energijos, laiko, resursų, ar ne, kad jo poreikius patenkinti. Tai, žodžiu, kiekviename etape aš kviečiu persidėlioti taip adekvačiai situacijai poreikius. Bet tuo pačiu priimkim, kad ne visais etapais mes galim tos poreikius patenkinti. Bet jeigu jaučiam, kad mums yra kažkokia sritis, kažkokie santykiai, kur yra labai stipriai nepatenkinti poreikiai, tai pirmiausia, aiškiai savo pasakykime, kas mūsų netenkina, kas man netinka, kas man neprimtina, kokios vertybės netitinka mano. Antrų žingsnių, kvieskim save patyrinėti, o ko mes norim. Ir tarp kitko šitam etape, kai man tenka dirbti su žmonėm, labai dažnai žmogus suvokia, kad aš šito nenoriu, bet kai klausiu, o kaip jūs norit, kad būtų, tai nežinau. Ne? Čia yra, tas toksai anekdotas, kaip ir apie moteris ir bendrai, ne, kai kažko ten nori, ne, o ko nori, tai nežinom, ko norim. Ne? Tai trečiu etapu, kiek galim pagalvoti, kiek realu, kai įsivaizduokim, jau įvyksta tas pokytis, ar ne, ir ar tai tikrai duos tą laukiamą rezultatą, ar tai tikrai atlieps poreikį. Ne?
Ir galim irgi nusimatyti tokią tarsi kryptį ir judėti link tos krypties, bet labai svarbu išsiskirsti, kas netenkina, o ko aš noriu ir įsivertinti, ar tai tikrai duos rezultatą, ar tai tikrai patenkins mano poreikį, nes kartais būna, žinokit, ir kitaip. Tada apie santykius. Jeigu jaučiam, kad mum yra santykyje kažkokie poreikiai nepatenkinami, aš visada siūlau komunikuoti apie tai. Ir man vienas iš tokių labiausiai patinkančių būdų tai vadinama yra ta nesmurtinė komunikacija. Ir šitą tokį kaip būdą non-violent communication, angliškai nesmurtinė, žodžiu, visą tą bendravimo tokį modelį, nesmurtinę komunikaciją sukūrė amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas. Ir tai yra toks labai paprastas, kai įgundam tai paprastas, pradžiai tai gali nebūtinai būti paprastas, ane? 4 žingsniai, kurie per 4 žingsnius mes išreiškiam savo poreikį, ne? Ir kokie tai gali būti pavyzdžiai, tai žingsniai yra tokie, ne? Situacija kažkokia, jausmai, poreikiai ir prašymas. Tai pavyzdžiui, situacija tokia, kad žmogus, įsivaizduokim, moteris rėkia ant savo vyro, gali būti atvirkščiai tiesiog atsitiktinė, tiesiog taip dabar atėjo į galvą. Įsivaizduokim, kad moteris rėkia ant vyro ir ten vyras paskui susigūžta ir jis bijo kažką ten labai atsakyti, nes moteris, pavyzdžiui, gal labai tokia vadovaujanti, labai tokia reikli ir smarki, ne? Tai pavyzdžiai, kaip būtų galima iškomunikuoti savo poreikį, ne, tai būtų taip, ne, tai situacija, kai tu rėki ant manęs, ne, aš jaučiuosi negerai, man pikta, man netgi baisu ir man tai nepriimtina, ne, mano poreikis yra, aš jaučiuosi, kad esu vertas pagarbaus tono ir prašau su manim bendrauti mandagiai. Tai yra situacija, jausmas, poreikis, prašymas, ne? Arba pavyzdžiui su kūnu. Gali būti, ne? Kai tu man sakai, kad vis ten, nežinau, numesk svorio arba ten, nežinau, vis eik sportuoti, ko čia sėdi ten, ko čia valgai, bandeles ar dar kažką, situacijai. Tada įvardinam jausmą, ne? Man kyla pasipriešinimas, man pikta, man liūdna, skaudu tai girdėti, tada išsakom poreikį. Man norėtųsi iš tavęs palaikymo, supratimo, man norėtųsi paklausimo, o kaip tu jautiesi, o kodėl tu dabar, tokio įsigilinimo į situaciją. Ir tada paprašom, ne, tai prašau atkreip dėmesį šitą mano poreikį. Ir taip galima būtų daugiau tokių pavyzdžių, ne, bet tokie esminiai žingsniai, ne, kad situacija, jausmas, poreikis, prašymas. Ir aš šitoje vietoje tikrai labai kviečiu taip pasižiūrėti adekvačiai, nes yra situacijų, kur mes tikrai, aš nesiūlyčiau naudoti nesmurtinės komunikacijos. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, nežinau, ten vyras ar moteris muša žmogų, savo partnerį ir žmogus pradeda naudoti nesmurtinę komunikaciją. Žinai, man pikta, kad tu mane muši, man liūdna, ne, tai labai aiškiai brėžiam ribą, kad ne, su manim taip elgtis negalima ir imamės veiksmų, kad tai nepasikartot arba teisinių veiksmų ir taip toliau. Ne, tai vėlgi neužsižaiskim šitą nesmurtinę komunikaciją ir man atrodo visada prasminga pabandyti, pradėti nuo to, bet jokių būdų tai nėra vienas pats teisingiausias ir būdas. Ir bendrai gal tai pabaigai noriu pasakyti, kad poreikio įsisąmonimas, poreikių supratimas, atliepimas, tai tikrai nėra lengvas darbas, ypač jeigu mes nematėm tinkamo ir brandaus pavyzdžio vaikystėje. Tai pasisekė tiem, kurie turėjo pakankamai išmintingus ir brandžius tėvus, kurie savo pavyzdžių, ne kalbom, bet savo pavyzdžių gebėjo perduoti, ne, kad svarbu yra pavalgyti, svarbu išmiegoti, svarbu yra bendrauti, svarbu yra prašyti pagarbaus santykio ir visų kitų dalykų. Bet kai mes suaugam, mums irgi prasminga prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, už savo elgesį ir tai, ko negavom, mes galim įdėti pastangų ir tą savo susikurti.
Tai aš kviečiu rimtai pažiūrėti į poreikių temą, ypač jeigu turite kažkokių stipresnių sunkumų su valgymu, kūnu ar kitų psichologinių. Mes galim bet kokią ligą paimti, ten vis tiek bus apie kažkokius nepatenkintus poreikius. Ir pačiu geriausiu būdu juos atliepti. Tai dėkui, kad klausėt, tikiuosi, kad buvo naudinga. Ir jeigu jaučiat, kad norite gauti įrašus iškart, kai aš juos įkeliu ir nepraleisti įrašų, galite paspausti prenumeruoti ar subscribe mygtuką. Ir ačiū, kad esam kartu.